Thank you a lot. Спасибо. Спасибо. Jau čia praėjusiu Slovakijos pasienį peškom. Labas rytas. 9. Šiandien ilgiausiai mėgau iš visų dienų. Papusryčiausiu, susikrausiu palapinį ir eisiu patranzuoti. Žiūrėkit, kokioje vietoje stabdau. Grinai prie Aušvico ir ten mėgau. Čia tokia stotelė. Kai jūs apsilankysit Aušvice, tai žinosit, kad šitoj stoteliai Karmos draugas stabdė mašinas. Bet čia grinai mieste, tai nežinau, kaip čia toks už miesto iškart pirmas kelias. Hello. Cześć. Cześć. Bielsko Bilara, something like that. It's just other direction. No. Biała. I'm going down. Slovakia. Slovakia. Yeah. Let me advise you something. Yes. There's another road Okay. parallel to this. Which but one? on the other side of the river. Yeah. And it's better to try to hike there. Okay, so I need... I wish I can take you there. Okay, thank you. Nice car. Where you come from? Lithuania. Yeah, a long way. Yeah. I'm going only to the city, so I passed by you and went back because a month ago I was trying to get a chance to get to the city. And Like helped, this? Yes, and somebody helped me. But Just this for is fun? the right. No. I left my car and the service, and there was no taxi, no bus. Okay. The traffic here is big, but it's rather a local traffic. And what you doing for a living? I'm an optometrist. Oh, what is this? This is eye testing and making glasses. Oh, like with glass? Yeah. Okay. Have you visited the camp? Concentration camp? Yeah. Yeah. It was first destination from Lithuania. Now I'm going to ice caves in Slovakia. Nice place. Yeah. Nice place. Yeah. There are a few of them. Which one you mean? Demanovska. Demanovska. So I thought one of the most famous. Yeah. Where you live in Lithuania? Klaipėda. Klaipėda. Near city. You know the city? Yeah. I've been there a few years ago. Nice. We've been living in a big hotel, I think the highest building, like a K letter. Yeah. And near K and D. There is two buildings. It was your vacation in Klaipėda? We had a trip through Lithuania, Latvia to Tallinn in Estonia and then back. Just like tourist? Yeah. Thank you a lot of. You're a good man. I like you. You want something to drink? I don't think. Okay. Up to you. I will leave for you. Okay, thank you. Bye. Tas BMW džipas sustoja maždaug per 15 minučių. Dabar ką tik kur atsigert norėjau duoti. Bielsko. Do Bielska nie jedziemy. Nie jedziesz. To w ogóle najlepiej by trzeba pojechać z Bielska i dopiero z Bielska na Żywiec, albo pociągiem. Nie rozumiem po polski. Aha. In English on Russian. If you're going on this side, I can go with you. Dobra, siadaj. Dobra. Nepilnai 5 minutės stabdžiau mašiną kažkur. Okay, thank you. Very much. Dobrze, bye. Bye. Nu, normaliai čia pavažiavau. You drive like this? Ty jedziesz autostop? A czy ja jeżdżę autostop? Nie? Я езжу around Europe, всю Europe. Потом буду ехать в Черное море. Na Czarne Morze? Gdzie ty żywiesz na Litwie? Klaipėda. A, Klaipėda? Ja byłem na Litwie kilka lat wstecz, ale byłem w Wilnie i byłem w Trokach. Сейчас я еду Demanovska, jaskinia lodowa. Tak, do jaskini lodowej, tak. Спасибо. Dzięki, na razie, trzymaj Dziękuję. się. Bardzo dobrze. Bye. €3 už viską gavus.
Reikia pakilti ant to viršaus. Einu per tokius, va, kad nieks neiškviesų ten policijos, taip nesimaišyčiau. Trumpinsim kelią, čia galime eiti aplinkui, bet lipsim į viršų. Bliamba, nežinau. Nu viskas. Čia stabdyti man reikia. Я не разумею по-польски. English or Russian. Okay. Okay? You speak in English? Yes. Yes? Where do you want to come? Go. Slovakia. Okay. Which village? Ujsowy. Usowie. You have to go Ujsowy, Glinka, and then you get Slovakia. Ujsowie. Ah, okay, it's on way. You're living there? Yes. I can take you to this village. Yeah. And then you get near to Slovakia. Yes. Where are you from? Lithuania. So why you come to Slovakia? I am going around Europe. Out on autostop? Yeah. Okay. And filming YouTube video. Okay. It's first time of my life. Yes. Go like this. Yeah, but this road is not a good idea for autostop. You can die here. Die? Yeah, yes. This road is a fast... It's dangerous, yeah. Yeah. It's a highway. Yeah. In Lithuania you get English in school? Like a normal lesson? Yes. We got English lesson in school as well, but a lot of people are afraid of talking. But I got a lot of Counter-Strike. You know Counter-Strike? Oh, yeah. You're playing? Yes. Nice. Then you have to talk because you have to argue with Russians. Nice. Good practice to talk. Okay, thank you. Nice to meet you, Olivia. Bye. Nice to meet you. Okay, bye. Žodžiu, stabdžiau ten mašinas kokias, nežinau, gal 10 minučių, neilgai. Pirmoji mergina, 23 metų, Olivija, seselė, mokosi seselė būti. Mane paleido čia kažkokiam kaimelį, apsižvalgom gal. Šiaip visą laiką prašnekėjom, pati irgi labai noriai kalbėjo, ta prasme pati kalbino, sakė žaidžia CS, 10 metų. Galvau, autofūras tos kažkaip pradėjo stabdyti, bet pasirodo jinai čia prieš posūkį. Nelabai čia tam kaime tų mašinų važinė, iš vis tuščia. Nu, pravažiuoja vieną kitą, bet šiaip, žiūrim, stos ir nestos, stos ir nestos. Ir ne vienas jau, matėt, rodė taip. Kodėl rodo taip, aš nesuprantu, what the fuck. Va, dar vienas rodo. Hi, excuse me, я не разумею по-польски. Where are you going, Slovakia? Going 2000 meters. So 2 kilometers. Yeah. No, it's not fair. Okay, so, bye. Aš nesuprantu, jau dar vienas rodo taip pat. Čia rodo. Kodėl taip rodo? Ką tai reiškia? Pagalvojau, ką čia gali reikšti, nes ne vienas jau rodė man taip ir kitur, kad vietoj važiuoju, niekur nevažiuoju iš tos vietos. Tipo. Aš taip įsivaizduoju, bent jau taip aš suprantu, logiškai. Gal galvoja, kad pilna mašina, žodžiu, gali 2 sėdynės su mažais vaikais ir prieki 2 senutės ar kažkas tokį ir sustojo. Jau čia galvoju, jo, draugas kažkoks, gal dar kažko. Не разумею по-польски. Ukrainy? Nie, tai English, Russian, Lithuania. Litva. No to teraz ja nie rozumiem. A? Ja nie rozumiem. English? Anglik. Anglik. Nie. Ja Litva. Litva. Slovakia going. Słowacja, Ostrawa. Demanowska, Jaskina. Skąd tu Polnisz? Skąd ty? Litva. A z Litwy? С Литвы, around Europe. Na Słowa. Slovakia, Black Sea, Черное море. Ja, to jest Słowacja. Ja Slovakia. się który Romania, Bulgaria, I will go. Ja, Turist. Gerai, einu toliau hitchhiking. Иду hitchhiking more. Bye, до свидания. Gościniec, agroturystyka, Glinka. Dobra, słuchaj, kończę, odezwę się, dobra? No dobra. No hej. Jedziemy? Polak? Nie. A skąd? English, Russian or Lithuania. A, Lithuania. Słuchaj, no nie pomogę ci, kolego. Może następny, wiesz?
Dai. Nu, blemba, kaip čia negerai. English? No, Polish. Не понимаю. Не разумею по-польски. А чё? O, draugelis išėjo. Gdzie chcemy jechać? No seats. Oh my god. Я не разумею по-польски, но говорю по-русски или по-английски. Я еду вот так. Jesteśmy skąd? Z Ukrainy? Не, Литва. А где дринки? Glinka. А, Глинка. No, Ну, окей. tu plecak. Ага. To fajnie. Fajnie. No. Eduardas. Edward. Edward? Nie, Marek. Diržausi sagdavę. Karšta. Nu ką, judam. Where is seats? No, No seats. Litwa. Byłem w Wilnie. Vilniuje, ja, Vilnius. I potem zamek. Trok. Trakai. Pravažiavom jo kaimelį, sakė mane nuveš iki sienos Slovakijos. Nuvežė nuo kokio savo kaimelio, kokius gal 3 kilus. No, to na razie. Spasibo. Bardzo dobrze. O, dobra, powodzenia. No, Bye. Jau čia praeisiu Slovakijos pasienį peškom. Čia tipo pasienis, nieko nėra visiškai. Visiškai tuščia kažkaip. Pirmoji mašina stabdoma. Nestojo. Antroji mašina. Tai ką, Lenkija pravažiavus galiu pasakyti, kaip ir Lietuvoje, taip ir Lenkijoje. Visi žmonės draugiški, stoja gan greitai. Neturiu blogo žodžio, noriu padėti. Nežinau. Žiūrėsim, kaip Slovakijoje tie žmonės stos, nestos, kaip norės. Čia man netoli iki to urvo. 93 km liko iki to urvo. Hi. Moment. Do you speak in Russian or Lithuania? Поговорите по-русски? По-русски не говорим. Не говорите? Ale rozumiemy po-ruski. Ketvirtą mašiną, man atrodo, sustojo. Tai čia bus kokia, nežinau, 3 minutės. Dziękuję. Kuda? Сейчас покажу. Aha, ale ja jedu jedną Lokca. Lokca. Good. Okej? Da. Lokca good. Graži Slovakija tokia kalnuota labai. Nelabai jums matosi. Bet visa Slovakija kalnuota. Kol kas bent jau prie sienos. Okay, thank you. Okej. Bye. Bye. Thank you. Kokie čia vaizdai tai Slovakijai, visur vien tik kalnai. Jau pajaučiau, kad pilvas sukūdo, jau krenta šortai. Policija nieko nesako, kad einu per kelią. Gal čia galima? Blemba ir nėra kur pastabdyti mašiną. Coop supermarketas dirba tik iki 2 valandų nuo 8 ryto. Šiaip labai anksti užsidaro. Einam, apsižiūrėsim, kas per kainas. Čia pasidėsiu viską, tikiuosi nepavogs. Pasimkim vieną bananą. Vieną didelį mandariną. O, eurais. Čia rimtai eurais. Euras 25 monsteris. Žiūrėjau, rimtai viskas eurais. Geras. 5 centų jogurtukai. Protein, žiūrėkit, kaip Lidle. Euras 7. Sūris 2 eurai, euras 7. Nu, žodžiu, kaip džiugas, lietuviškas sūris. 12 mėnesių brandintas, 2 eurai 5 centai. Kaip skaniai atrodo šitas 5 centų, 8 centų, tik reikia pasimti. Kaip čia sakyti angliškai iš tikras. Tokius skirbonkį euras 8, o paprasta euras 9. O didelė euras 9 jaučiat. Kaip nelygiai. Žiūrėjau, ta paprasta euras 9. Can I get this one? Įdė. Ok, didesnį padavė man. Nes tas toks mažesnis buvo. Visas mano gėris. Aloe vera atsigerti, bagetė. Nuolaidą pasirodo ant šitą. Ir vaisiukai. Kartą. Dobre. 5 eurus sumokėjau už viską. Perėjau visą tą Lokcą miestelį, čia nedidelis. Pavalgiau ten bagetę ir buvau nuėjęs ten už kampo. Ten baigėsi jau miestas, bet ten nėra kur sustoti mašinom. Tai čia grįžau atgal, čia atsistojau, bandau kažką pagauti. Čia mašinom taip yra visai. Hey, I will show you. English, okay? Okay. Or Russian. Russian or English? English or Russia, no problem. Only Kubian.
Okay. Alright? Yeah, thank you. Hey, Eduardas. Where are you from? Lithuania. Latvia? Lithuania. Litva. Где ты поехал? А? Где поехал? Поеду Демановска Ice Cave. Where are you going? Moravský Zamok, Dolný Kubín. Dolný Kubín. Ah, okay. Oh, nice, okay. 30 kilometers. You student? No, I'm 31 years old. I want to be YouTuber, filming YouTuber. It's my project. Go around Europe like hiking, like this. Ah, I like it. Yeah. Well, Slovakia like mountains, yeah? Yeah, it's very beautiful views. Slovakijai sakė minimumas irgi kaip pas mus apie 800 eurų. Nu, pas mus irgi, man atrodo, 7 PM, kažkas tokio į rankas, 700 PM, man atrodo. Where you learned English? School. School, yeah? So all Slovakians can speak in I'm English? driver the truck for going Europe. Ah, you love. Iran, Litva, Estonia, Russia. Okay. Tokia pilis. Matas ten viršui. Okay, thank you. Okay, bye. In English only, I'm going like this. No? No. Okay, thank you. I'm going, look. Which town? Ledova Yaskima. Something like that. I'm going to Budapest. It's on your way. Only to this place, if you want. To here, yeah, about. Yes. Okay, I will go down and left. Yeah. Where are you from? From Serbia. Eduardas. Gagi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? Lithuania. It's my first time in Slovakia. Yeah. Don't know anything. Me too. And bye. Bye. Good luck. Good luck to you. Toks visai fainas vyrukas, kompanijos savininkas, 6 mašinas sakė turi, 3 dienas jis važiuoja, darbininkai sakė važiuoja iki 10 dienų, apie savaitę laiko. Miega toj mašinėliai, prieš tai buvo architektas, sakau, kaip tu čia sugalvojai atsidarytą firmą, nežinau, sako, iš vis nežinau, sako. Gerai, biški čia nuvežė mane čiučiuką į šoną, bet žiūrėkit, čia visur kalnai, va tenai irgi, mieste, blemba, visur važinėjai kalnais, tikrai gražu. Maisto papildymą darau, 3 bandelės tokias be nieko, vietoj batono, ledą, vandens, čia daugiau proteino, kažkokie batonėliai ir saliamis. Pay with card? Yeah, pay with card. Okay, fine. Thank you. Bye. 5 eurus išleidau iš viso. Esu mieste Ružomberok ir man pavažiuoti liko 30 km. Bandau sustabdyti kažką. Ir čia iš vis tiesiai pavažiuoti bereikia. Nebedaug iki to urvo. Liptovsky Mikulas. I'm going. Yeah? Yeah. Okay. 1 second. Eduardas. Hi, Tomas. Išveža mane dabar visiškai iš maršruto. Važiuojam net tenai, sakė pasitvarkyti mašiną, reikia kondicionierių pasipildyti pas jo brolį. Nu, nežinau, biškai keistai taip, bet važiuojam, pažiūrėsim, kas bus. Dabar važiuojam visai kitur. Tai biškai nejauku buvo, kai pradėjom važiuoti. Vis ne į tą pusę žiūri, suka. Ir angliškai labai nemoka, nelabai, supranta. Sunkiai susišnekėti biškai su juo. Bet sakė, 5 minutės tenai užpildo kondicionierių ir važiuojam toliau. Ir čia yra ežeras. Aš galbūt prie to ežero ir kažkur apsistočiau. Ir po to nuo to ežero man tenai apie kilometrą su biški iki to urvo ledo varyti. Kažkaip truputėlį jaudinas, nežinau, taip iš vis baisu atrodo nėra, bet toks biški jaudulys yra. Kas čia bus? Įdomu. Esu įsitempęs, pasiruošęs, jei ką gintis reikėtų. Čia važiuojam į nuosavų kvartalą namų. Ai, va, laukia, jau matau, parodėjom. Ne, ant organų manęs neišvarys, va, yra daužta mašina. Pasirodo viskas gerai, čia garažėlis, užpildys iš tikrųjų. I need to wait here? Čia toks garažėlis. Jame
Deminovska? Deminovska, ja. Žodžiu, pasiėmė kažkokius daiktus, pasirodo, čia dar netvarkė, tiesiog pasiėmė kažką ir išvažiuojam, jau sakė, į mūsų miestą. Šitokie bagiai. Thank you for ride. Nice to meet you. Bye. Nu, šitą kelionę biškį kitokia, teko pasijaudinti truputį. Sukilo emocijos, bet nieko, pasiekiau savo tikslą. Dar man 10 km realiai iki savo urvo. Bet einu prie ežero to didelio, kur buvo. Pabandysim išsimaudyti, gal tenai ir apsistoti išeitų. Nu, pažiūrėsim, žodžiu, prie ežero, kaip ten bus. Tenka biškį pasivaikščioti ir pagal geležinkelį, nes čia eisiu per upę tokią ir arba eiti per geležinkelio tiltą, arba eiti 2 km aplinkui. Tai jau taip tenka rinktis. You will camp? You will sleep in? No. No? Ah, you just fishing, yeah? Fishing, yeah? Okay. Where can I swim? You know, plug? Yeah. Swim, yeah? Yeah. Okay. Thank you. Ne. Stataus palapinę ir toks pra biški neaiškus tipas. Nežinau, bet čia nesugrįžtų vėliau. Ieškot kažko, žiūrėk. Tikrina maišus, ten matau. Blia, neaiškus tipas. Ten patikrina kažkokį maišą, tiesiog numest, jeigu matėt. Tikrina, toliau ieško, kažką renka tenai. Ai, jisai bonkės, man atrodo, renka. Nu, nežinau. Slovakija. Vienas veža mane kažkur ten neaišku. Kitas čia toks irgi neaiškus tipas. Biškai nejaukų mano. Čia Slovakijoje kol kas. Palapinė pastatyta. Taip atrodys mano miegojimo vieta. Čia va ateisiu nusimaudyti. Visur aplinkui kalnai, tikiuosi internetas bus geras sukelt man medžiagą. Kaip čia dugnas. Akmenukai visur. Gerai. Ten va irgi žmonės maudosi. Bet čia va visur, va tenai irgi visur maudosi. Tai čia va praeidinėja biški žmonės. Va tas nemalonu. Ten va irgi porelė kažkokia buvo nesenai išėjo. Va ten matas irgi maudosi. Bet nieko. Kažkaip, jei ką, bus nuotikiu. Jei ką, apsiginsiu. Jums sakau viso gero, iki kito video.